Sveiki visi, aš esu Venantas ir šiandien pristatysiu naują Trek Madone dviratį. Ką turim? Tai turim naują modelį SLR 8, 8 generacijos versiją. Turime RSL ratus 62 aukščio. Šiemet nusprendžiau važiuoti su šiek tiek aukštesnio profilio ratais, nes per kalnus daugybės varžybų neturim. Aišku, Ultegra pavarų perjungimo sistema. Pats tas ir profesionaliam naudojimui, ir šiek tiek mėgėjiškiam pasivažinėjimam, sutaupom nemažai svorio. Ką dar turim faino, tai kol kas nepakeista chainringą į 54 bent jau, tai dabar yra mažas 52, bet kadangi važiuojam labai greitai, pakeisim šitą dalį. Iš principo didelių atnaujinimų dviračiui nedarysiu, vairas yra labai siauras, šiemet pasisiaurinom iki 35 pločio dėl aerodinamikos. Kas dar, tai įdėjom ir sprint shifterius, man labai svarbu, labai faina ir labai patogu naudoti juos. Jie leidžia perjunginėti pavarą sprintuojant arba tiesiog važiuojant už apačių, nereikia kažkaip taip. Kas dar, tai turim aerodinaminius laikiklius, jie sutaupo kelis vatus, kuo greičiau važiuoja, tuo tai yra svarbiau. Vaškuosim grandinę, naudojam silkos vašką, sakykime, padeda ir grandinės tarnavimo laiką prailginti ir be abejo šiek tiek sutaupo vatų. Iš tolimesnių kažkokių pakeitimų tai bus pedalai, Favero Sioma naudosim, nebent komanda pasiūlys Wahoo powermeterinius pedalus. Turim priekį kompiuteriuko laikiklį, kas yra faina, tai yra dar vienas laikikliukas GoPro, tarkim Lietuvoje pafilmuoti varžybas bus tikrai jau galima, arba galbūt kažkokiai lempai. Gale po sėdynę yra 2 tvirtinimo taškai kažkokiam krepšiukui arba, nežinau, lempai. 160-160 diskai ir Pirelli padangos. Tai va toks tas dviratukas. Testuoti kol kas Lietuvoje didelio noro nėra, bet šiandien orai jau po truputį gerėja. Tai tikėkime, kad kažkada išvažiuosim artimiausiu metu į trasą, jeigu ne, jeigu orai subjurs, tada testuosim Ispanijoje. Šiaip esu važiavęs su šituo, tai jau žinau, ką reiškia. Tai yra ženkliai lengvesnis ir greičiau akceleruojantis dviratukas palyginus su senesnės kartos Madone. SL ir SLR versijos tikrai skiriasi, yra skirtumas iš standumo, iš bendro važiavimo komforto pusės. Tai vat, kaip ir tiek čia.